Laukia dvikova su Kauno Žalgiriu, ar specialiai ruošiatės? Taip, ruošiamės šitą, sakykime, vis tiek turbūt. Taip manau, kad ir šiemet kaip ir pernai, ir eilę metų, viskas vis tiek tarp Ryto Žalgirio spręsis gale sezono ir tada, gal sakysim, bus didesnės svarbos rungtynės, bet vis tik pasakyčiau, šeštadienį tikrai laukia rimtas mačas, nes būtent finaliniai serijoje labai daug lemia namų pranašumas ir tą namų pranašumą gali įgyti šiuose rungtynėse, jeigu daleiskim, sėkmės atveju mes laimėtume, jau turėtume pranašumą, daleiskim, nedaug pralaimėtume, išloštume daugiau namie, vėlgi turėtume salės pranašumą, tai yra svarbu ir ruošiamės pilnu pajėgumu. Jomantas minėjo, kad jau analizavot Žalgirio žaidimą šį sezoną, kaip jis pasikeitęs, kas galbūt labiausiai neramintų? Kad kas neramintų, nėra tokio, visada taip pat neramu, ar tai Eurolygą žaisi, ar tai žaidi prieš Prienus, ar prieš Klaipėdą, vis tiek neramu. Ir žaidžia Žalgiris neblogai, gal sakysime, Eurolygoje truputėlį neužtenka jėgos, bet visumoje taip pat žaidimas yra geras. Aktyviau ginasi negu pernai, turi paslankesnius žaidėjus. Na, vienas rungtynės kaip ir pralaimėjom, aišku, tai buvo pradžia sezono, dar buvom ne geriausios savo formos nei mes, nei Žalgiris. Dabar sezonas įsibėgėjo ir jie jau kaip ir tokioj turėtų būti forma, ir mes kaip ir forma. Turėtų rungtynės būti įdomios, kas nugalės sunku pasakyti. Mes visada nusiteikę žaisti maksimumą, jeigu tas mums leis šiai dienai, tai gal ir nugalėsim Žalgirį. Jei ne, tragedijos iš to nedarom, kadangi minėjau, viskas spręsis vis tiek pavasarį. Kokia situacija komandoje ir ten lygos išretino? Ne, mūsų komandoje nėra problemų, kadangi mes kaip ir tą visą didžiausią vargą pravargom pereitą savaitę prieš Partizano rungtynės užpraeitį. Buvo susirgę 5 žaidėjai, bet dabar visi kaip ir pasiruošę, nežinau, ar tas gripas dar sugrįž, nesugrįž, bet šiuo metu mes persirgę ir kaip ir problemų ir neturim. Jau su Neptūnu žaidė Valdas Dainys, ar jis jau visiškai atsigavęs po traumos? Taip, Dainys atsigavęs, pirštas sugijęs, neturim Ginevičiaus, bet kokį mėnesį mes jo neturėsim. O šiaip visi sveiki, visi pasiruošę, laukiam rungtynių. Kalnietis ir Popovičius pagrindiniai komandų žaidėjai, kurie galbūt neturi lygiaverčių dublių savo. Nemanote, kad ši dvikova žaidėjų gali būti svarbi? Na, nenorėčiau prieš pastatyti vieną ar kitą žaidėją kaip asmeninės kažkokias tai savybės, vis tik ir Žalgiris žaidžia komandiškai ir šiuo metu mums labiau neramina turbūt geras Brauno žaidimas, kadangi ir vakar turbūt visi stebėjo rungtynes, visai puikios formos ir šitas žmogus daugiau mūsų neramina, o Popovičius su Kalniečiu jie yra vieno lygio žaidėjai, tai pasakysim, ir vienodai gerai valdo komandą. Ir tikrai mane maloniai nustebino Mantas, ypač po rinktinės žaidimo, kad jisai truputėlį kitaip pradėjo žiūrėti į žaidėjo poziciją ir gal ne taip rezultatyviai žaidžia, bet Žalgirį valdo viską, sakysim, treneris aikšteliai. Na, bus matyti, aišku, tai yra labai svarbios pozicijos ir kas geriau vadovaus, tą komandą ir turėtų nugalėti. Ką ketinate prieš Brauną pastatyti? Na, nesakysiu dabar, bet pasiruošim, pamatysit. Nieko daugiau negalim, per daug išgalvoti, turim 12 žaidėjų, kurių pavardės jūs žinot. O kokios gynybos bus naudojamos šios rungtynėse, pamatysim. Su Krabiku pasikalbat? Taip, mes pasiskambinam, pasilinkim viens kitam sėkmės ir Eurolygoje ir tikrai nuoširdžiai, sakysim, krepšininkiškai nuoširdžiai sergu ir už Žalgirį, ir už Lietuvos krepšinį. Ir aišku, mes esam priešininkai aikštelėje tik tada, kai žaidžiam vienas prieš kitą, o šiaip mes gyvenime santykiai mūsų geri, normalūs, ne tik iš trenerių pusės, bet žmogiškas. Dar vakar Žalgiryje 4 žaidėjai sirgo, tarp jų ir Mirzabegičius, atsarginių žaidėjų vaidmuo šeštadienio rungtynėse. Labai svarbus ir, sakyčiau, vis girdžiu, kad, sakysim, Žalgirio ne visada gerai atsarginiai žaidėjai. Manau, Eurolygoje būtent tas lemia Žalgirio pralaimėjimus. Na, mes kaip ir šiuo metu žaidžiam lygiau. Mes kažkokių didelio diskomforto nepatiriam
prie pirmų savo keitimų, bet negali būti visada tikras, kad bus taip visada. Reiškia, ir negali tikėtis, kad Žalgirio atsarginiai žaidėjai nesužais šiose rungtynėse. Taip, kad mes ruošiamės visai 12 žaidėjų, turim kiekvienas jų individualias savybės, ką mėgsta, ko nemėgsta. Ruošiamės kaip finalui. Ir kaip sužais Žalgirio atsarginiai žaidėjai, čia jau jų problema, kaip sužais mūsų, tai jau yra mūsų. Negazdina gerėjantį Begečiaus formą? Na, taip, jinai gerėjanti ne visada prieš kurias rungtynes jisai žaidžia gerai. Jeigu gerai ginsis, jis gal nežais taip gerai. Taip, kad priklausys nuo mūsų, ar jo ta forma gera ar negera. Ir kada dar pabaigai apie atidėliojimą atgal rinktinės, na, jūsų nuomonė? Tai gerai? Ne, manau, tai blogai ir manau, tai yra nesolidu ir manau, kad LKL visas organizacija yra pašlyjus. Žaidžiam vieną savaitę, 3-4 rungtynės sujungiant su BBL varžybom ir aš nežinau, vis tik BBL valdo Lietuvos lygos prezidentas, sakysim, Latvijos lygos prezidentas, kur turi savo grafikus ir Estijos ir kaip jie negali sutarti, suderinti, kai anksčiau būdavo viskas gerai suderinti. Dabar tokiais skundais tiek Žalgiris skundžiasi, tiek mes skundžiamės, kadangi, sakysim, visiškai nerimtai žiūrima į kitas rungtynės, mesgi net neturim laiko pasiruošti, netgi prieš tokius Prienus, neturim laiko pasiruošti netgi prieš kažkokią, tai sakysim, Klaipėdą, nes paprasčiausiai nėra laiko. Dar mum artėja dabar prieš kalėdinis varžybos, tai per 5 dienas turim sužaisti 4 varžybas ir iškart po kalėdų turim dar per 3 dienas dar 2 sužaisti. Tai aš neįsivaizduoju, per 8 dienas mes turėsim sužaisti 6 varžybas, kaip laikys žaidėjų raumenys ar nesitraumuos, nes tikrai per daug varžybų. Ir net nebejoju, kad kokį vasarį bus pertraukos, kur 2 savaitės išvis nežais. Net nebejoju, nes taip jau yra buvę, kai aš treniravau Saką. Bet žinot, LKL vadovo paklausė, kodėl taip ramiai, jis netvarko tų reikalų, sakysim, jį paklausė ten direktorių, jie visada turi savo atsakymą. Na, manau, turėtų susirūpinti klubų vadovai, kadangi ir ta pati valdyba LKL, tai yra žmonės samdomi ir jų paslaugos samdomos, kad pravestų komandom čempionatą. Ir jeigu toks čempionatas, kaip dabar vyksta, mano atžvilgiu, tai nėra geras čempionatas, nesolidu. Na, o jeigu klubų vadovai neturi problemų, tai, manau, neteisingai. Gal čia prie NBA standartų taikosi? Na, nežinau, prie ko taikosi, bet man kaip treneriui tokie grafikai manęs netenkina.